Sveiki visi, šiandien mums liko paskutinė tema iš kombinatorikos, kuri yra deriniai. Tai pradėkime gal nuo to, ką jau išmokome. Tai tarkim yra 3 sportininkai ir tuo pat metu vyksta 3 skirtingos varžybos ir jiem reikia pasiskirstyti, kuris keliaus į kurias varžybas. O mes norime sužinoti keliais skirtingais būdais, jie tą gali padaryti. Tai į pirmas varžybas mes galime išsiųsti vieną iš 3 sportininkų. Kai vienas iškeliauja, mums lieka 2 sportininkai. Tai antras varžybas mes galime siūsti vieną iš 2 likusių. O į paskutinį likusį sportininką. Ir iš viso yra 6 būdai paskirstyti šiuos sportininkus. Tai kadangi mums yra svarbu, kuris keliauja į kurias varžybas ir visi sportininkai dalyvauja, tai šiuo atveju mes turime naudoti kelinius. Keliniai yra žymimi P raidelę. Ir tai bus P iš 3, kas yra 3 faktorialas ir atsakymas yra 6. Gerai, o tarkim kitais metais prie tų 3 sportininkų prisijungia dar 5 sportininkai, tai iš viso mes turime 8. Ir vyksta tos pačios 3 varžybos ir reikia atrinkti dabar jau 3 sportininkus iš 8 į tas 3 varžybas. Tai pirmas siunčiame vieną iš 8. Kai jis iškeliauja, lieka 7 ir mes į antras galime rinktis vieną iš 7 sportininkų, o į trečias varžybas vieną iš 6. Ir iš viso yra 336 būdai išrinkti 3 sportininkus iš 8 į 3 varžybas. Tai šiuo atveju dalyvauja ne visi sportininkai, dėl to mes turime naudoti gretinius. Gretiniai yra žymimi A raidele ir tai bus A iš 8 po 3, kas yra 8 faktorialas padalintas iš 8 minus 3 faktorialo. Ir žinoma, atsakymas yra 336. Gerai, o tarkim kitais metais atšaukė 2 iš 3 varžybų. Tačiau į paskutinės varžybas gali dabar dalyvauti nebe vienas sportininkas, o 3 sportininkai. Tai mums vėl reikia iš 8 sportininkų atrinkti 3. Tačiau dabar jie dalyvaus tose pačiose varžybose. Tai sugrįžkime prie šito pavyzdžio. Tai tarkim, iš 8 sportininkų aš atrenku sportininką A pirmom varžybom, sportininką B kitom varžybom ir sportininką C kitom varžybom. Tai jeigu aš atrinkau sportininką A, B ir C, tai jie dar gali pasiskirstyti, kuris į kurias varžybas keliaus. Tarkim, sportininkas B gali keliauti pirmas varžybas, sportininkas C į antras, o sportininkas A į trečias varžybas. Ir iš viso yra 6 būdai, kaip jie galėtų pasiskirstyti. Suskaičiavom štai čia. O jeigu atrinkčiau, tarkim, sportininką A, C ir F, tai jie taip pat turėtų 6 būdus pasiskirstyti, kaip keliauti į tas 3 varžybas. Tai kadangi 2 iš jų buvo atšauktos, tai mes dabar tiesiog atrenkame 3 sportininkus kaip visumą. A, B ir C. Ir šiuo atveju mums jau neberūpi eilės tvarka, kaip jie pasiskirstys, į kurias varžybas keliaus, kadangi jie dalyvaus tose pačiose varžybose. Tai kadangi aš jau žinau, keliais skirtingais būdais aš galėčiau išsiųsti 3 sportininkus iš 8 į 3 skirtingas varžybas, tai aš galėčiau šitą skaičių tiesiog padalinti iš skaičiaus, kaip jie galėtų pasiskirstyti keliauti į tas 3 varžybas. Tai tarkim, jeigu atrenku A, B, C sportininkus, jie turi 6 būdus pasiskirstyti. Ir taip su kiekvienu trejetu. Tai jeigu aš šį skaičių padalinčiau į 6, aš tiesiog gaučiau visas įmanomas 3 sportininkų kombinacijas. Ir iš viso yra 56 kombinacijos. Tai šiuo atveju dalyvauja 3 sportininkai tose pačiose varžybose ir mums yra nesvarbi eilės tvarka. Tai dėl to mes turime naudoti derinius. Tai deriniai yra žymimi C raidele, tai bus C iš 8 po 3. Ir tai būtų lygiai tas pats, kas A iš 8 po 3 padalinta iš P iš 3.
Ir tai būtų 8 faktorialas padalintas iš 8 minus 3 faktorialo ir kart 3 faktorialas. Ir tai yra 8 kart 7 kart 6 padalinta iš 3 kart 2 kart 1. Ir atsakymas yra 56. Tai užtvirtinimui pamėginkime išspręsti dar vieną uždavinėlį. Tai tarkim, aš metu monetą 5 kartus ir noriu sužinoti tikimybę, kad atvirs herbas 3 kartus. Tai ši tikimybė yra lygi man palankiom baigtim padalintam iš visų įmanomų baigčių. Tai kadangi metu monetą 5 kartus ir kiekvieną kartą yra 2 įmanomos baigtis. Gali atvirsti arba skaičius, arba herbas. Tai iš viso, sudauginus šitos visus skaičius, turėčiau gauti visas įmanomas baigtis. Ir tai būtų 32 baigtis. Tai iš viso yra 32 baigtis. Kaip suskaičiuoti man palankės baigtis? Tai jeigu aš pasivadinčiau 3 herbus, tarkim herbas A, herbas B ir herbas C. Tai herbas A gali būti bet kuriame iš 5 metimų. Paskui herbas B gali būti bet kuriame iš 4 likusių metimų, o herbas C bet kuriame iš 3 likusių metimų. Ir iš viso šitie 3 herbai, herbas A, herbas B ir herbas C, turi 60 skirtingų būdų pasiskirstyti per šituos 5 metimus. Tačiau kai kurias baigtis mes skaičiuojame dvigubai. Tarkim, jeigu herbas A bus pirmame metime, herbas B antrame, o herbas C trečiame, tai būtų lygiai tas pats, jeigu herbas B būtų pirmame, herbas C antrame ir herbas A trečiame. Šiuo atveju šitos baigtis būtų lygios. Kadangi mums nesvarbu, kaip tie 3 herbai pasiskirstys per tuos 3 metimus. Mums tiesiog rūpi, kuriuose metimuose yra tie 3 herbai. Tai mums nerūpi eilės tvarka. Tai mums šitą skaičių 60 reikia padalinti iš visų įmanomų būdų sustatyti šitos 3 herbus į eilę. Ir iš viso yra žinoma 6 būdai tai padaryti. Kadangi 3 kart 2 kart 1 yra 6. Tai 60 padalinta į 6 bus 10. Ir tai būtų lygiai tas pats, kas C iš 5 po 3. Tai tikimybė, jog iš 5 metimų 3 kartus atvirs herbas, yra 10/32. Ir tai būtų 5/16. Tai visuomet, kai mums yra nesvarbi eilės tvarka, mes turime naudoti derinius. Tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.